Šiandien papasakosiu apie šeimos gydytoją Kristiną, kuri dirba Saulės poliklinikoje. Už rašytus siuntimus į Antą atsakinga šeimos gydytoja. Taip yra parašyta įstatyme. Siuntime į Antą šeimos gydytoja turi surašyti viską teisingai ir sąžiningai. Tačiau ši šeimos gydytoja Kristina, jai įstatymai negalioja. Taip pat yra duotas pavyzdys, kaip turi surašyti šeimos gydytoja siuntimą į Antą. Ten labai aiškiai viskas surašyta. Pradedant nuo to, kad reikia surašyti pagrindines ligas, prie kiekvienos ligos surašyti gretutines ligas, surašyti nusiskundimus, surašyti tyrimus, kurie buvo atlikti, sutrikusias funkcijas. Ten labai aiškiai viskas surašyta. Tačiau šeimos gydytojai šis pavyzdys nieko nereiškia. Jinai tiesiog parašo vieną iš pagrindinių ligų ir toliau rašo kitų pagrindinių ligų gretutinės ligas ir taip tiesiog sumaišo visas ligas ir pagrindinės ir kitų pagrindinių ligų gretutinės. O aš kai paklausiau, kodėl jinai taip daro, tai šeimos gydytoja pasakė: aš kai parašau pagrindinę ligą, tai man sveikatos sistema neleidžia rašyti gretutinių ligų ir aprašyti apie jas. Tai yra didžiulis melas šeimos gydytojos, nežmogiškumas, nepagarba. Taip jinai meluodama, kad jai neleidžia surašyti nei atskirai pagrindinių ligų ir prie pagrindinių ligų gretutinių ligų ir aprašyti jas neleidžia sveikatos sistema. Dar kartą kartoju, kad jinai meluoja ir taip meluodama klastoja sveikatos dokumentus, sumaišydama ligas pagrindinės su kitų pagrindinių gretutiniam ir neprašydama ligų. Taigi aš jai pasakiau vieną kartą, aš pasiskųsiu sveikatos ministerijai arba valstybiniai akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybai. Tai jinai pasakė: rašyk tai kas, o ką man padarys. Taigi pasirodo, kad šitos tarnybos sveikatos ministerija ir akreditavimo tarnyba šeimos gydytojus gina ir leidžia klastoti sveikatos dokumentus,
rašant siuntimus į Antą. Ši gydytoja, jinai nieko nebijo, nes aš ne vieną kartą prašiau, kad surašytų sąžiningai ir teisingai, o jinai man gal 5 kartus ar daugiau atsakė, man neleidžia surašyti e-sveikatos sistemą. Tai žiaurus yra melas. Taigi šį kartą tiek, kituose vaizdeliuose bus daugiau šiandien kaip įžanga. Taigi turiu ir siuntimą į Antą, išsiėmiau iš e-sveikatos ir kitam vaizdelyje parodysiu, kaip jinai surašo nesąžiningai, neteisingai klastodama, o jinai taip surašo, todėl kad nebūtų tos ligos vertinamos. Ir jeigu ligos nei viena nevertinama, reiškia žmogus sveikas. O jinai taip tyčia ir surašo. Taigi greitai bus kitas vaizdelis. Parodysiu siuntimą į Antą, kaip surašo.